Tai dabar esame Kauno skautų name. Čia turime sesę Viktoriją, kuri yra šlapiais plaukais, todėl kad ką tik perėjome per visą Laisvės alėją ir šiandien labai lyja. Ir čia turime sesę Aistulę, kuri gražiai atrodo, sėdi savo darbo vietoje, gražiai nusikirpo labai. Ir va, čia pristatome vietą, ir gėlytės va turiu, vietą, kurią ne kiekvienas gali pamatyti. Tai yra Lietuvos skautijos sekretoriato skyriaus vedėjos darbo vieta. Tai va, gal noris ką nors papasakoti mūsų popietės TV. Viktorija jaučiasi pasimetusi. Aš tai aišku net nesifilmuoju, nes atrodau dar šlapesnė negu Viktorija. Čia ne kasmiška. Tai va. Tai gal nori pakalbinti. Tai Aiste, papasakok mums, kaip tau sekasi dirbti šiuo metu sekretariato skyriaus pirmininkė vedėja. Šiuo metu sekasi puikiai. Atlieku visokius pareigų perėmimo darbus. Kol kas sekasi neblogai. Papasako, ką čia veikia. Šiuo metu susidarinėju savo darbo grafiką, kuris kabės ant ofiso durų ir bus paskelbtas skautatinklyje. Kaip šaunu? Ofiso duris. Puikiai žinosime, kada tu dirbi. Ir galėsime pas tave keliauti ir paklausti kokių nors informacijos dalykų, pavyzdžiui, tokių kaip, nežinau, kur susimokėti nario mokestį, arba kas šiuo metu yra virskautininkas ir panašių dalykų. Taip, žinoma, visada tuo metu mane bus galima rasti ir, pavyzdžiui, išsirezervuoti skautų namą, kada norite daryti skautų namą savo sueigas, kitus renginius, visada prašom daryti. O jeigu aš gyvenu, pavyzdžiui, Eičiūnuose ir noriu pasidaryti skautų sueigą skautų name Kauno, tai galiu tai padaryti? Skambini sekretorijai, tai yra man, ir žinoma, visada laukiam svečių. Svečių. O koks tavo telefono numeris ir kur aš jį galiu rasti? Komentuoju savo numerą. Nieko, tau dar tik pirma diena, tai čia nieko baisus. O gal tau galima parašyti elektroniniu paštu? info@skautai.lt. Nu va, paštui užmokai, tai labai gerai. O numerį, tai man atrodo, visada galima rasti skautatinklį. Ten apačioje yra kontaktai puslapio ir ten galima rasti tavo telefono numerį. Tiesa, ten nuotrauka dar yra ne Aistės, tai jeigu šiandien žiūrėsit, dar gali... Aistės, bet kitos Aistės. Kitos Aistės, tai jeigu šiandien žiūrėsit, gali būti ir suglumimo šiek tiek, bet šiaip numeris telefono nesikeičia, tai viskas gerai. Tik pavardė ir nuotrauka keičiasi. Tai va. Svarbiausia, kad keičiasi. Keičiasi, žmonės keičiasi. Pokyčiai visada labai sveika, nes nauji vėjai. Labai sveika. Tik ne tokie kaip šiandien. Šiandienos oro. Šiandienos oro pokyčiai nesveika. Nes balandžio 4 diena, o šiuo metu sninga. Štai. Tikra šlapdriba, mano vienas badas šlapias. Jaučiu, kad šiandien susirgsiu. Nesusirk, Viktorija, mums dar tavęs reikia. Beje, Viktorija yra mūsų naujoji tarybos narė. Ir be to dar komunikacijos skyriaus narė. Teko šitą. Tai tu tokia bitutė darbininkė. Kaip tau pačiai sekasi? Be to, kad tavo batai šlapi ir ten šiandien sninga ir balandžio mėnuo ir Velykos tuoj. Kaip ir nieko. Kaip ir nieko. Ar neišgąsdino pirmas tarybos posėdis? Kaip ir ne. Kažko panašaus ir tikėjausi. Kažko panašaus. Bet man atrodo, ten visi tau padeda ir visiems kitiems padeda ir viskas atrodo smagu. Skautuose visi vieni kitiems padeda. Nu va, matai. Tai dėl to ir smagu, kad čia. Labai smagu. Patinka man visur. Jėga. Aš dar turiu asmeninį klausimą Aistei. Visų aiškių šito klausiu.
Ką šiaip veikia sekretoriato skyrius? Nes Perskirsto gaunamus laiškus, daug laiškų mes gaunam. Ir daug spamų. tai jūs tokios paštininkės, bitutės paštininkės. Visus skautijos laiškus siunčiam, gaunam, priimam. O šiaip labai ilgas sekretariato darbų sąrašas. Kuris yra... Oho, per 2 lapus. Geras. Tai jūs taip kilnojat popierius, laiškus ir dėliojat. Iš vienos pusės į kitą. Popierizmas. Informacijos tvarkyba, turėčiau pasakyti. Aš kai mokiausi univere, tai turėjau tokią šitągi paskaitą. Vadinosi informacijos tvarkyba ir ieška. Gal visai sunku? Gal. Taip. Tai tiek. Mes esame truputėlį tokios ramios. Kaip ir žiemos miegas vėl ima. Tai siunčiam tokius trumpus linkėjimus iš Kauno skautų namo šiai popietiai. Linkime nesušlapti, nesušalti, skaityti skautatinklį ir rašyti ten naujienas ir kitaip džiuginti ir laukti pavasario visiems kartu. Su jumis buvo sesė Viktorija, sesė Aistė ir sesės Laimos balsas iš už kadro.